Sveiki, nuostabų žiūrovai! Su rugsėjo pradžia, su naujais mokslo metais visus, darbingų metų, sėkmingų metų, o mes su Kastyčiu kaip visada sugrįžtame į kosminės aktualijas. Sveiki! Taip, mokslo metai prasideda, taip ypač moksleiviams, kad nebūtų taip labai liūdna, vėl galima pasiklausyti apie kažką įdomaus iš kosmoso. O pirmoji naujiena yra susijusi su Jupiteriu. Didžiausia mūsų Saulės sistemos planeta yra viena iš dviejų dujinių milžinių. Pas mus Jupiteris ir Saturnas yra vadinamos dujinėmis milžinėmis, nes tai yra planetos, kurias gaubia labai stora atmosfera sudaryta daugiausiai iš vandenilio ir helio. Na, taip pat ten yra visokiausių molekulių, pavyzdžiui, metano, anglies dvideginio ir panašių. Na, bet ta atmosfera yra tokia stora, kad pamatyti, kas ten dedasi planetos gelmėse, tiesiogiai negalim. Na, kelis šimtus kilometrų po atmosferos paviršiumi dar galima įžiūrėti priklausomai nuo debesuotumo, vienur giliau, kitur mažiau giliai. Bet planetos spindulys Jupiteriu yra beveik 80 000 kilometrų, tai tik tai labai nedidelę dalį galim stebėti tiesiogiai. Palyginus su Žemės atmosfera mes turim 100 km to tankę atmosferos dalį. Sakykim taip, turim apie 100 km atmosferos virš planetos paviršiaus, o planetos spindulys yra 6000 ir beveik 400 km. Na, o vat su Jupiteriu nėra tiksliai aišku ir net neįmanoma tiksliai pasakyti, kur baigėsi atmosfera ir prasideda kažkokie kiti planetos sluoksniai. Nes priešingai negu Žemė, kuri turi aišku paviršių ir tada virš jo atmosferą, Jupiteryje atmosfera ir žemesni gilesni sluoksniai yra susimaišę. Šitą išsiaiškinti pavyko tik tai praktiškai tik tai Juno zondo dėka, nes iš to zondo judėjimo aplink Jupiterį galima buvo labai tiksliai nustatyti planetos gravitacinį lauką ir jo įvairius netolygumus. Ir tų netolygumų analizė parodė, kad Jupiteris neturi vientiso kieto branduolio, o jo branduolio medžiaga yra išsisklaidžiusi, pasklidusi po maždaug pusę planetos tūrio. Ir greičiausiai net ir giliausiose planetos sluoksniuose visai arti centro kietos medžiagos sudaro tik tai apie pusę masės. O, žodžiu, per pusę susimaišysios yra kietos medžiagos ir dujos. Na, aišku, ten giliai slėgis yra toks milžiniškas, kad ir tos dujos, pavyzdžiui, vandenilis pavirsta į tokį skystį, kuris turi metalo savybių, bet vis tiek tai nėra kieta uolinė medžiaga. O tolstant nuo centro tų uolienų mažėja, bet nėra taip, kad jų iš pradžių daug, o paskui staiga visai išnyksta. Na ir aišku, kilo klausimas, o kodėlgi taip? Kodėl tas Jupiterio branduolys yra pasklidęs, o ne vientisas? Nes standartiniai planetų formavimosi modeliai prognozuoja, kad Jupiterio augimas vyko faktiškai dviem etapais. Iš pradžių augo uolinis branduolys ir kai jis išaugo iki maždaug gal 10 žemės masių, jo gravitacija tapo pakankama, kad jis galėtų prisitraukti ir išlaikyti vandenilio ir helio dujas. Ir tada jis ir ėmė tą daryti ir užsiaugino aplink save labai masyvią atmosferą. Apskritai Jupiterio masė yra apie 300 žemės masių, na taip, ir pagal šitą modelį branduolio masė turėtų sudaryti mažąją dalį visos planetos masės, gal apie 20 žemės masių, o likusios 280 žemės masių būtų atmosfera. Bet pagal tokį modelį, tikėtumėmės centre rasti kietą branduolį ir aplink jį jau atmosferos apvalkalą. Tai kodėl taip nėra? Kai tik buvo išsiaiškinti šitie dalykai apie Jupiterio branduolio keistenybės, čia, man atrodo, prieš mažiau negu 10 metų tas buvo išsiaiškinta, tai gana greitai mokslininkai pasiūlė idėją, kad galbūt Jupiteriui dar augant, į jį atsitrenkia koks nors kitas masyvus kūnas ir tas smūgis suskaldė branduolį
Ir tada jau branduolys jis neišlakstė visai šalis, nes aplinkui buvo daug atmosferos, kuri trukdė tiems fragmentams išsilakstyti. Tačiau tie fragmentai susimaišė su atmosfera ir liko joje taip kyboti ar plūduriuoti, sakykime. Na, panašiai kaip, nežinau, tarkim, jeigu su kokia sriuba palygintumėm, tai kai sriubą pamaišai, tai visos ten dalelės daržovės, ar kas joje bebūtų, ar kruopos kokios, jos pakyla į viršų ir tada ne iš karto nukrenta, bet po truputį leidžiasi. Kai kurie komponentai, kokios žolelės, pavyzdžiui, jos gali iš viso likti pakibusios tame skystyje, nes jos yra pakankamai lengvos, kad skystyje plūdurėtų. Tai va idėja buvo tokia, kad smūgis suardė Jupiterio branduolį, išmaišė jį ir tada liko tie fragmentai kyboti. Bet jau praėjo daug metų, tikriausiai jau galėjo nusėsti viskas. Taip, 5 milijardo metų praėjo, atrodytų, ilgas laiko tarpas, bet kažkaip išliko. Bet toks klausimas ir tikrai kirbėjo mokslininkams, o kaip čia tai būtų, ar tikrai tos 5 milijardo metų gali išlikti. Ir šiaip ankstesni modeliai, jie nebuvo pakankamai detalūs, kad tikrai patikimai galėtų išskirti tą maišymąsi skirtingų medžiagų, kietų uolienų ir dujų. Nes, maišymasis labai skirtingų savybių medžiagų yra sudėtingai skaitmeniškai atkuriamas procesas, nes jame visokių yra subtilybių, kurias sudėtinga kompiuteriui teisingai sumodeliuoti. Ir dabar mokslininkai nusprendė patobulinti modelį ir juo pasinaudodami vėl sumodeliuoti, kaip čia tas susidūrimas galėjo vykti ir kaip sistema turėtų vystytis 5 milijardo metų. Naudodami tą naują modelį, jie išnagrinėjo daugybę skirtingų susidūrimų scenarijų, tai yra skirtingi susidūrimo kampai, ar visai kaktomuša, ar vos neprasilenkdami, skirtingi greičiai, skirtinga masė to smūgiuojančio kūno. Tačiau nei viename iš tų ištirtų scenarijų nesusiformavo apskritai stabili pasklidusio branduolio struktūra. Kaip tik priešingai, pagal šitos modelius gaunasi taip, kad to tankaus uolinio ir ledinio branduolio medžiaga išmesta smūgio metu, palyginus greitai vėl nusėda atgal ir aiškiai atsiskiria nuo išorinių vandenilio ir helio sluoksnių. Tas palyginus greitai tai gali būti 10 milijonų metų, bet tikrai daug mažiau negu Jupiterio amžius. Taigi, panašu, kad visgi susidūrimo hipotezė nepaaiškina Jupiterio branduolio. Tai reikia kažkokios kitos hipotezės. Šito tyrimo autoriai nepateikia vienintelio kažkokio galimo aiškaus paaiškinimo, bet sako, kad turbūt reikėtų daryti išvadą, kad visgi Jupiterio toks pasklidęs branduolys susidarė tiesiog dėl planetos formavimosi, bet ne dėl kažkokio vieno ekstremalaus įvykio, o dėl to, kaip medžiaga krito į Jupiterį. Gali būti, kad tiesiog įvairios uolienos ir ledo gabalai po truputį krito į Jupiterį ir gana nedideliais greičiais tiesiog skendo atmosferoje, kol pasiekė tokias vietas atmosferoje, tokias gelmes, kuriuose galėjo kyboti. O kiekviena uoliena, kiekvienas ledo gabalas yra vis šiek tiek skirtingas, taigi skirtingi gabalai galbūt tiesiog iki skirtingos gelmės nusėdo. Ir tokiu būdu galėjo daug tų fragmentų atsirasti, kurie ne visi sukrenta į centrą, o kažkur lieka kyboti. Iš principo tokią išvadą sustiprina ir faktas, kad čia jau dar labiau neseniai išsiaiškinta, kad ir Saturnas turi panašiai pasklidusi branduolį. Vadinasi, abi didžiosios dujinės planetos Saulės sistemoje turi panašiai pasklidusius branduolius. Tai jeigu pasklidusio branduolio paaiškinimas būtų vienas kažkoks kolosalus smūgis, tai būtų labai keista, kad abi
didžiosios planetos Saulės sistemoje patyrė tokius pačius ekstremalius įvykius. O jeigu pasklidęs branduolys yra tiesiog dujinės milžinės planetos formavimosi, standartinio formavimosi pasekmė, tai tada kaip tik labai tikėtina, kad abi didžiosios planetos turėtų turėti panašių savybių branduolį, šiuo atveju pasklidusių. Na ir aišku, ateityje šitą modelį galbūt bus galima pritaikyti ir egzoplanetų stebėjimams, nors iki egzoplanetų niekad, gal ne niekad, bet bent jau per mūsų gyvenimus nenusiųsim zondų, kurie galėtų išmatuoti tiksliai gravitacinį lauką. Tačiau, bent jau remdamėsi šitais modeliais, galėsim galbūt kažką pasakyti ir apie iš toli stebimas dujinių milžinių kitose sistemose savybės. Ar teisingai suprantu, kad tiesiog dalis kažkokių uolų, gabalų plaukioja tame vandenilyje skystame ir nenukrenta ant dugno? Greičiausiai taip. Greičiausiai ten yra ir didelių uolienų, kurios sklando ar plūdurėje, ir smulkesnių visokio žvyro ar panašios frakcijos uolienų, taip pat ledo gabalų irgi. Tiek vandens ledo, tiek gal ir kitų lakių medžiagų ledo irgi grumstelių, kurie tenai giliai plūdurėje. O ar ten nėra kažkokio bangavimo, kad būtų, žinai, per audras kažkokia muša, vienas į kitą susiduria, trupa byra, kad galiausiai viskas pavirstų į miltelius, žinai, į smėlį ir nugrimstų? Smėlis nebūtinai labiau grimsta negu uolienos didesnės kokios nors. Smėlis irgi gali plūdurėti, jeigu skysčio savybės tinkamas. Dėl to, kokios tenai srovės ir kokia bangų muša, pasakyti negaliu, bet srovės kažkokios tikrai turi būti, nes Jupiteris generuoja stiprų magnetinį lauką. Tai vadinasi, srovių toje metalinio vandenilio regione tikrai turi būti, nes būtent tokios srovės ir gali generuoti magnetinį lauką. O tas metalinis vandenilis, ar apskritai kas čia per, kaip jį įsivaizduoti reikėtų, kaip skystą vandenį, ar čia kažkoks kisielius, tirštas toksai? Nežinau, kokios jos savybės šituo klausimu, koks klampumas turėtų būti, bet įsivaizduoti galima taip, kad kai labai labai stipriai suslegi vandenilio dujas ir turbūt ir pašaldyties kažkiek reikia, bet svarbiau slėgis, tai protonai suformuoja tarsi kristalinę gardelę, o elektronai atsiskiria nuo pavienių protonų ir tiesiog po ją pradeda lakstyti laisvai. Kas vyksta ir metaluose, nes metale irgi yra gardelė ir po ją dalis elektronų gali lakstyti laisvai. Tai čia iš vandenilio panaši struktūra pasidaro. Aha, ir reiškiasi, tos visokios uolienos nereaguoja su pačiu vandeniliu, nevyksta ten kažkokių reakcijų, kad sureaguotų ir nugrimstų. Gali būti, kad reakcijos vyksta, tačiau jos vėlgi pasiekusios kažkokį balansą per ilgą laiko tarpą ir tas balansas, produktai tų reakcijų metu susiformuojantis irgi negrimsta į centrą, nekyla į viršų. O kaip reikėtų įsivaizduoti, jeigu mes turėtume kažkokį povandeninį laivą ir tenais plauktume, tai tiesiog būtų atsitrenktume į visokius kliūtis, bet galėtume plaukti, jeigu jėgos turėtume ir stumtis per tą košę kažkokią? Greičiausiai taip. Tiesa, turbūt sudėtinga būtų ką nors pamatyti, nes metalinis vandenilis, tai faktiškai metalas, tai jis net radio bangų neturėtų praleisti. Tai tarkim, su radaru kokią nors skenuoti nelabai išeitų aplinką. Gal su sonaru pavyktų, nes garso bangos turėtų visgi sklisti vandenilyje. Tai ten nėra tokio, kad su prožektorium pašviestum ir matai ten 100 metrų į priekį, ne? Ne. Vėlgi, metalinis vandenilis, tai kad ir skystas, bet kaip metalas. Gyvsidabrį įsivaizduokim, kambario temperatūroje skystas, bet metalas.
Na tai jeigu gyvsidabrio turi dubenėlį ir jį pašvieti, tai kiaurai nepasišviečia. Tai čia turėtų būti kažkas panašaus. Ir tokia pati situacija yra ir Saturne. Kažkas labai panašaus, taip. Saturnas šiaip yra berods apie 3 kartus mažesnės masės negu Jupiteris, tai jo gelmėse slėgis netoks aukštas, tačiau irgi turėtų būti pakankamas metaliniam vandeniliui susiformuoti. Tai jeigu mes ten nuskristume, tai taip va ant paviršiaus nusileistų kažkokiu plaustu, plūduriu, tai ten neišeina, ne? Tiesiog nugrimstum kažkaip. Ten nėra paviršiaus, ant kurio būtų galima nusileisti. Bet su kokiu nors povandeniniu laivu ar zondu, jeigu tokį bandytumėm nuleisti, tai jis turbūt grimstų iki tam tikro gylio, kuriame jau jo tankis taptų lygus aplinkos tankiu ir jis tada tenai imtų plūduriuoti. O kaip manai, ar kada nors žmonija ateityje siūs kokius nors aparatus tyrinėti į tuos gylius, ar nėra prasmės ir nelabai ką ten ir pamatysi, ta prasme? Beveik neabejoju, kad ką nors nusiūs, nes tikrai labai įdomi aplinka ir, tiesiog tokio milžiniško slėgio aplinkos kol kas mūsų prietaisai neatlaikytų. Ir neaišku, kaip reikėtų komunikuoti su tokiu zondu. Bet jeigu šitą pavyks išspręsti, tai manau, kad kodėlgi ne. Kada įsivaizduotum tokią misiją? Taip optimistiškai sakyčiau, per kokį 100 metų gal ir įmanoma būtų tikėtis. Gal ne iki paties tenai centro, bet bent jau štai kokį 1000 kitą kilometrų nusileisti gilyn, gal ir būtų įmanoma. Ir mes gautume, reiškiasi, radio bangom ateitų kažkokie signalai, tiesiog nuotraukos. Va nežinau, kokiu būdu tos signalus reikėtų persiųsti, nes, kaip sakau, patekus bent jau į metalinio vandenilio regioną, radio bangos nebesklistų. Tai kažkokiu kitu būdu reikėtų. Nežinau, koks tas kitas būdas turėtų būti. Gal kokios nors kitos bangos, gal rentgeno ar gamma spinduliai. Kažkuriam diapazone vis tiek Jupiteris turi būti permatomas. Gal tam reikės iš viso neutrinais paremtos komunikacijos arba ko nors tokio egzotiško. Tokiu atveju jau reikės greičiausiai daug daugiau 100 metų, kol atsiras tam tinkamos technologijos. Kokią dabar turi antrą naujieną? Kita naujiena yra apie baltąsias nykštukes ir galimai gyvybei tinkamas planetas prie jų. Baltoji nykštukė tai yra žvaigždės liekana, kuri susidaro, kai į Saulę panaši žvaigždė baigia gyvenimą. Tokia žvaigždė kaip Saulė, šiaip šiuo metu Saulė energijos gauna iš to, kad centre vandenilis virsta heliu. Termobranduolinės sintezės metu išsiskiria energija, kuri po truputį iš branduolio sklinda iki paviršiaus ir tada yra išspinduliuojama. Laikui bėgant vandenilio mažėja, helio daugėja, kada nors vandenilio sumažės tiek, kad nebegalės vykti tos reakcijos, bet tada žvaigždės centras susispaus labiau ir tenai helis pradės jungtis 3 helio branduoliai į vieną anglies branduolį. Dar vėliau jau ir šita reakcija sulėtės ir dar labiau susispaudęs žvaigždės branduolys pradės anglį jungti su heliu ir formuoti deguonį. Saulėje tuo viskas ir pasibaigs, nes dar labiau susispausti, kad tolesnės termobranduolinės reakcijos prasidėtų, nebepavyks. Ir tuo metu, kai šitos reakcijos, kur anglis su heliu jungiasi į deguonį, nuslops Saulės centre, tai žvaigždės centrinė dalis tiesiog susitrauks, išoriniai sluoksniai atsiskirs ir nulėks į šalis, suformuodami planetinį ūką, o centre liks maždaug Žemės dydžio ir kažkur 70% Saulės masės liekana, baltoji nykštukė. Jeigu žvaigždė yra šiek tiek masyvesnė, joje centre gali vykti šiek tiek daugiau termobranduolinių reakcijų, kuriuose, pavyzdžiui, deguonis jungdamasis su
su heliu formuoja neoną, neonas jungdamasis su heliu formuoja magnį ir taip toliau. Tam, kad tokios reakcijos nutiktų, žvaigždė turi būti gal kokius 2-3 kartus masyvesnė už Saulę. Tokių žvaigždžių yra daug mažiau negu Saulės masės žvaigždžių, todėl ir baltųjų nykštukių didžioji dalis yra pagrinde sudarytos iš anglies ir deguonies. Baltoji nykštukė jau termobranduolinių reakcijų nevykdo, taigi tik susiformavusi, ji švyti tik dėl to, kad turi kažkiek liekamosios energijos nuo formavimuose, bet laikui bėgant vėsta ir spinduliuoja vis blausiau. Tam tikrų metų žvaigždės, ypač centrinėje dalyje, temperatūra nukrenta tiek, kad ten esančio milžiniško slėgio sąlygomis anglis ima kristalizuotis. Faktiškai formuojasi milžiniškas deimantas. Dažniausiai jis būna su deguonies inkliuzais, žodžiu, anglies ir deguonies atomų kažkokia kristalinė gardelė formuojasi, nes dažniausiai baltoji nykštukė sudaryta pagrinde iš anglies ir deguonies. O vizualiai kaip atrodytų tas deimantas, jis toks gražus kaip ant vestuvinio ten žiedo kokio? Greičiausiai ne, jeigu yra tekę matyti, kaip atrodo deimantai tik iškasti iš žemės, tai jie toli gražu tokie gražus nebūna, nes jie būna netvarkingos formos ir tikrai taip gražiai nebliska. Kad deimantas taptų jau tuo briliantu, jis turi būti labai tinkamai specifiškai apdorojamas. Ir, iškalamas labai specifinę formą. Tai baltoji nykštukė susikristalizavusi pilnai, ji būtų apvali daugmaž ir galbūt ir atspindėtų kažkaip šviesą, bet tai nebūtų, kad toksai vientisas idealus briliantas. Bet jeigu baltojoje nykštukėje yra šiek tiek neono, tiksliau specifinės neono atmainos, kuri vadinama neonas 22, kurios branduolyje yra 10 protonų ir 12 neutronų, tai kristalizacijos metu prasideda toksai įdomus reiškinys, kad besikristalizuojantis anglies ir deguonies kristalai, jie išstumia neoną. Žodžiu, jeigu turim kažkokį gabaliuką medžiagos, kur yra sumišusi anglis, deguonis ir neonas, ir jį ima kristalizuotis, tai neonas yra išspaudžiamas, išstumiamas iš to kristalo ir jis per kristalą neprisijungia. Tokiu būdu susiformavęs kristalas tampa lengvesnis, mažesnio tankio, negu medžiaga buvo prieš tai, nes neonas yra masyvesnis branduolys, masyvesnis elementas, vadinasi, jo netekus, kristalas tampa mažesnio tankio ir tapęs mažesnio tankio jis ima kilti į viršų, o kiti žvaigždės sluoksniai pradėtų leistis žemyn. Šitas procesas, lengvesnės medžiagos kilimas į viršų, sunkesnės medžiagos leidimasis žemyn, išlaisvina energiją, nes žvaigždė tampa stipriau gravitaciškai surišta. Dėl to kažkiek išlaisvinama energijos, tai reiškia, kad žvaigždė įšyla. Arba kitaip tariant, jos vėsimas sulėtėja arba praktiškai visai sustoja. Taigi, šiaip, neatsižvelgiant į šitą reiškinį, baltoji nykštukė, skaičiavimai rodo, kad per kokius 10 milijardų metų nuo susiformavimo baltoji nykštukė turėtų atvėsti iki maždaug kambario temperatūros. Nuo pradinės temperatūros, kuri gali siekti kokius 50 000 laipsnių. Palyginimui Saulės paviršiaus temperatūra yra maždaug 5700 laipsnių. Tai 50 000 laipsnių ne visai 10 kartų daugiau, bet netoli to, apie 9 kartus daugiau negu Saulės paviršiaus temperatūra. Tačiau jeigu atsižvelgiam į šitą efektą, kuris vadinamas distiliacija, nes atsiskirimas tiesiog skirtingų elementų, tai iš principo yra distiliacija. Taigi, jeigu atsižvelgiam į šitą distiliacijos procesą, vėsimas gali praktiškai sustoti dar 10 milijardų metų. Nuo tada, kai prasideda kristalizacija centre, apie 10 milijardų metų vėsimas beveik nevyksta. Baltoji nykštukė išlaiko beveik pastovią temperatūrą. Dabar, kai baltoji nykštukė tik susiformuoja, tai
tam tikro atstumu nuo jos yra regionas, kuriame esanti planeta galėtų paviršiuje turėti skysto vandens. Na, jis tiesiog priklauso nuo to, kaip labai žvaigždė šviečia ir kokiu atstumu ta planeta yra. Aišku, baltoji nykštukė, būdama labai maža, jis spinduliuoja daug blausiau negu pagrindinė sekos žvaigždė, taip kad ir gyvybinė zona yra labai arti baltosios nykštukės, palyginus su gyvybinė zona prie žvaigždžių. Bet laikui bėgant, kai baltoji nykštukė vėsta, ta gyvybinė zona dar labiau artėja prie žvaigždės. Ir jeigu kokia nors planeta aplink baltąją nykštukę įkrenta į orbitą, kuri yra gyvybinėje zonoje, tai po gal kelių šimtų milijonų metų ji greičiausiai paliktų tą gyvybinę zoną, tiesiog dėl to, kad gyvybinė zona traukiasi ir ta planeta tiesiog atšaltų ir joje pasidarytų per šaltą, bet skystam vandeniu egzistuoti. Tačiau jeigu baltosios nykštukės sustoja vėsti, tai ir planeta įkritusi į gyvybinę zoną gali išsilaikyti toje gyvybinėje zonoje visus tos 10 milijardų metų. Na, kaip žinome iš Žemės, kaip pavyzdžio, 10 milijardų metų yra daugiau nei pakankamai susiformuoti sudėtingai gyvybei ir netgi protingai civilizacijai. Taigi, galbūt ir prie baltųjų nykštukių tai yra įmanoma. Ir visa tai, ką pasakoju, yra labiau konteksto informacija, o dabar naujas tyrimas, kuris pasirodė visai neseniai, yra apie tai, kad mokslininkai ištyrė, išnagrinėjo, kaip dažnai gali pasitaikyti tokios baltosios nykštukės tiek Saulės aplinkoje, tiek skirtingose galaktikos vietose. Nes tyrėjai paėmė 4000 žvaigždžių detalius spektroskopinius duomenis. Tai 4000 žvaigždžių iš katalogo, kuriame surinkti duomenis žvaigždžių esančių iki 500 parsekų nuo Saulės. Tai yra, galaktikos mastu vis dar mūsų apylinkės, nes nuo Saulės iki galaktikos centro yra 8000 parsekų. Taigi, iš tokių atstumų esančių žvaigždžių 4000 detaliai ištirtos ir iš to galėjo labai tiksliai nustatyti jų cheminę sudėtį. Ir tada tas skirtingas cheminės sudėtis įtraukia į specifinį žvaigždžių evoliucijos skaitmeninį kodą MESA. Tyrėjai sumodeliavo, kiek neono 22 kiekvienoje iš tų žvaigždžių galėtų pasigaminti iki jai virstant baltąją nykštukę. Ir paaiškėjo, kad tokių nykštukių turėtų būti tarp 0,6 ir 2,5% visų baltųjų nykštukių esančių Saulės aplinkoje. Turint omeny, kad baltosiomis nykštukėmis gyvenimo pabaigoje virsta absoliuti dauguma galaktikos žvaigždžių, o turim žvaigždžių per visą galaktiką 100 milijardų, tai net ir tas 1 ar 2% yra tikrai nemažas skaičius baltųjų nykštukių, kuriuose galėtų būti ilgalaikė stabili gyvybinė zona. Be to, pagal tyrėjų skaičiavimus, arčiau galaktikos centro šita dalis gali būti netgi dar aukštesnė, apie net viršyti 7% baltųjų nykštukų. Čia dėl to, kad arčiau galaktikos centro žvaigždės bendrai savo sudėtyje turi daugiau cheminių elementų sunkesnių už helį, tokių kaip anglis, azotas ir deguonis, kurie yra labai svarbus neono 22 gamybai žvaigždės paskutiniais gyvenimo etapais. Šitie skaičiavimai, jie gerai dera ir su stebėjimais, nes Gaia teleskopo surinktose duomenyse pastebėta, kad nemažai baltųjų nykštukių, jeigu atidėtume jų šviesai ir temperatūrai grafike, tai didžioji dalis baltųjų nykštukių sudaro tokią vieną seką, kuri interpretuojama kaip jų vėsimo seka, tai yra, kad karščiausios ir ryškiausios yra viename jos gale ir tada laikui bėgant jos tiesiog eina per tą seką, visos labai panašiai, kol galiausiai atvėsta ir išblėsta. Tačiau kai kurios baltosios nykštukės, jos susikaupusios
tam tikroje tos sekos dalyje ir netgi atšakoje, kurioje panašu, kad jos tiesiog nevėsta labai ilgą laiką. Ir tokių nevėstančių baltųjų nykštukių dalis irgi gerai dera su šito modelio prognozėmis, kad ten 1-2% Saulės aplinkoje esančių baltųjų nykštukių, jos būtent priklauso tai populiacijai, kuri panašu, kad nelabai vėsta. Taigi atrodo ir teoriniai modeliai ir stebėjimo rezultatai duoda panašią prognozę, kad keli procentai baltųjų nykštukių Saulės aplinkoje gali turėti labai ilgaamžės gyvybinės zonas. Ir tas, aišku, yra aktualu bet kokioms gyvybės paieškoms, nes prie tokių baltųjų nykštukių labai įdomu pasidaro ieškoti žvaigždžių, ieškoti planetų, ypač labai artimų planetų, kurios galėtų patekti į tą gyvybinę zoną. O ar tos planetos galėtų turėti vandens, nes prieš taigi, kai buvo žvaigždė aktyvi, tai ten viską išdegino, išgarino ir būtų tikriausiai panašu į Venerą, kur tiesiog viskas baisiai karšta ir dykuma? Iš dalies taip, tačiau esmė yra ta, kad planeta esanti baltosios nykštukės gyvybinėje zonoje, ji negalėjo tenai būti tuo metu, kai žvaigždė virtinėjo baltąją nykštukę. Nes baltoji nykštukė, kaip minėjau, yra maždaug Žemės dydžio. Žvaigždė prieš mirdama ji išsiplečia iki dydžių, kurie palyginami su Žemės orbitos spinduliu. Vadinasi, o baltosios nykštukės gyvybinė zona yra kokį 100 kartų mažesniu atstumu nuo žvaigždės negu Žemė nuo Saulės. Tai taip arti esanti planeta, ji tiesiog būtų praryta ir išgarinta visiškai iki žvaigždei virstant baltąją nykštukę. Vadinasi, bet kokia planeta, kuris skrieja arti baltosios nykštukės, o tokių planetų realiai yra žinoma, kurios skrieja prie baltosios nykštukės gerokai arčiau negu tos žvaigždės spindulys turėjo būti jai prieš jai mirštant. Taigi tokia planeta ji turėjo iš kažkur toliau atlėkti. Ir taip gali nutikti tiesiog dėl to, kad, pavyzdžiui, kaip Saulė pavirs raudonąją milžinę ir vėliau baltąją nykštukę, tai Merkurijų ir Venerą jį tikrai sudegins ir išgarins. Žemę galbūt išgarins, galbūt ne. Tolimesnės planetos ir asteroidai ir taip toliau, jie liks, bet jie bus labai pasikeitę ir kai Saulė neteks dalies masės, tai ir tų planetų orbitos gali tapti nestabilios. Ir planetos gali priartėti viena prie kitos, prasilenkti artimai ir dėl to nusviesti kurią nors planetą arti žvaigždės. Taip nebūtinai kiekvienoje sistemoje nutiks, net ir visokie artimi prasilenkimai tų planetų tikrai nebūtinai numes planetą kurią nors į gyvybinę zoną baltosios nykštukės, bet iš principo taip nutikti gali. Tai jeigu planeta atlėkė iš kažkur toli, tai joje tikrai galėjo būti ledo. Ar nebūtinai planeta, galbūt ankstesnis planetos palydovas, pavyzdžiui, kokia nors Europa ar Enceladas, tarkim, galėtų tolimoje ateityje būti numestas labai arti Saulės baltosios nykštukės ir pavirsti jos planeta ir tas ledas, ištirpęs, galbūt galėtų duoti pagrindą kokiai nors gyvybei susiformuoti. Geras, tai čia tik įdomus labai atradimas. O ar galima atrasti daug tokių planetų? Čia tikriausiai reikia labai gero teleskopo kosminio, kuris tas egzoplanetas tokias užfiksuotų prie tokių mažyčių žvaigždelių. Taip, stebėjimai čia sudėtingi, nes žvaigždė blausi, taip pat žvaigždės mažas spindulys reiškia, kad daug mažesnė tikimybė, jog tranzitas planetos įvyks. Iš kitos pusės, jeigu planetos tranzitas vyksta, tai jis užstoja labai didelę dalį baltosios nykštukės šviesos, nes spinduliai planetos ir baltosios nykštukės yra palyginami. Taigi, tranzito metodu iš principo įmanoma atrasti tas planetas ir taip jau jų yra atrasta. Nežinau, ar nors viena iš jų yra toje numanomoje gyvybinėje zonoje, bet gal ateityje tokių aptiksime.
O ar ten būtų tokie reiškiniai kaip potviniai, atoslūgiai vandenyne? Taip. Jeigu planetos orbita yra bent truputį neapskritiminė, bent truputį ištęsta į elipsę, tai tenai potviniai ir atoslūgiai gali lengvai būti daug stipresni negu Žemėje. Nes planeta skrieja labai arti masyvios žvaigždės. Lyginant su kitomis žvaigždėmis nelabai masyvios, bet vis tiek labai masyvaus kūno, labai arti jo. Taigi bet kokie orbitos netolygumai reiškia, kad gravitacinė trauka irgi varijuoja gana stipriai. Dar pagalvojau, ar Saulės vėjas, ar ten būtų kažkoksai Saulės vėjas, radiacija dar, ar jau nebebūtų tuo metu? Nežinau, tiesą sakant. Šiaip baltosios nykštukės turi magnetinius laukus. Tai kokie nors magnetiniai reiškiniai greičiausiai vyksta, bet toks, kad vėjas nuo jų pūstų, tai man atrodo, kad nelabai. Tai tokios žvaigždės vėjo kaip ir neturėtų būti, bet gali būti kokie nors kiti magnetiniai reiškiniai aktualūs. Dar, kad įsivaizduoti, mes dienos metu matom vis tiek mėlynas dangus, ne, gražu. Jeigu ta žvaigždė gerokai tokia pritemusi, ne, koks būtų vaizdas, kaip mėnesiena, pavyzdžiui? Na, matai, tas faktas, kad planeta yra žvaigždės gyvybinėje zonoje, reiškia, kaip ir pagal apibrėžimą, kad planeta iš savo žvaigždės gauna panašiai tiek energijos, kiek Žemė gauna iš Saulės. Tačiau, kadangi baltoji nykštukė karštesnė, tai ji danguje atrodytų mažesnė, bet spinduliuotų turbūt panašiai ryškiai, tik tai spinduliuotų mėlynesnę šviesą ir daugiau ultravioleto santykinai būtų, negu iš Saulės gaunama. Taigi ta baltoji nykštukė atrodytų kaip maža, bet ryški, panašiai ryški kaip Saulė žvaigždė. Tai, ne tai, kad žvaigždė, ne to šviesulys danguje. Taigi, jeigu planeta turi panašią atmosferą kaip Žemė, tai greičiausiai matytųsi ir mėlynas dangus ir panašus dalykai. Gal net labiau mėlynas jis būtų, nes daugiau tos mėlynos šviesos santykinai žvaigždės spektre. Ta civilizacija, jeigu ten kažkas gyventų, jie naujuosius metus švęstų dažniau, ne? Daug dažniau, taip. Dar pabaigai, galbūt turi kokį palinkėjimą, kurie pradeda naujus mokslo metus, ne, ar studentai? Kaip tai mokslas, aš kaip tik norėjau palinkėti, kad palinkę prie knygų nepamirštumėt pasižiūrėti į dangų, ar šiaip kur nors į tai, ką mes iš tiesų čia tyrinėjame ir bandom išsiaiškinti, nes, knygose gali būti labai įdomiai viskas parašyta, bet, realiems dalykams vis tiek tai neprilygs. Kviečiam pasigrožėti dangumi, jeigu debesis nesutrukdys ar ne. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems, kviečiu skaityti konstanta.lt, kur Kastytis dalinasi dar daugiau naujienų kiekvieną savaitę. Na, o mes tiksime už 2 savaičių. Ačiū, kad klausote. Iki.